Šiandien turime tokią pultelį, repliką. Jis panašus į Horman pultelį. Nu, ir turi tokius pačius savybės. Tai dabar pažiūrėsim, kaip jis prisiriša prie automatikos Horman. Čia turime originalų imtuvėlį. Spaudžiam mygtuką pririšimo. Užsidegė lėdas ir smirksi. Dabar spaudžiam mygtuką. Norima ant replika pultelio. Įprastai jis pradėjo greitai mirksėti, tai reiškia jis prisirišo. Dabar patikrinsim. Pultelis puikiai veikia. Tai va taip pultelis prisirišamas. Dabar turime dar vieną naujieną. Imsim tokią pultelį ir nukopijuosim tą kodą į šitą pultelį. Įvedam į programą. Dabar rodom, kad jis neveikia. Šitas veikia. Įvedam į programavimo būseną. Spaudžiam mygtuką. Matome paėmė signalą. Užtvirtinam čia. Ir dabar nuo pirmo paspaudimo jis turi susipažinti su automatika. Nuo antro paspaudimo jis turi suveikti. Spaudžiam pirmą kartą. Susipažino su automatika. Nuo antro paspaudimo matome, kad jis puikiai veikia. Tai dabar padėsim čia. Norime parodyti, kaip iš vieno pultelio galima nukopijuoti į tokią patį pultelį. Čia yra toks ypatumas. Tiesiog šitas pultelis neveikia. Ir dabar mes norim iš šito pultelio veikiančio perduoti tą kodą arba nukopijuoti į šitą pultelį. Tai įvedama programavimo būseną. 1, 2, 3, 4. Spaudžiam veikiantį mygtuką 1, 2, 3. Spaudžiam. Ir dabar žiūrim, kaip reaguoja naujas pultelis. Jis irgi paėmė tą kodą. Ir dabar pažiūrėsim. Pirmas paspaudimas jis susipažino, kaip ir įprastai. Nuo antro paspaudimo jau veikia. O taip galima paskui perduoti iš Horman, iš HRmatic pultelį į kitą HRmatic pultelį.